Labadiena, aš esu Vaidas ir kas mane esate sutikęs, ką pasėsi parodoje, tikrai esam turėję ganėtinai įdomių diskusijų. O šiandien mes apžvelgsime šį mūsų naują traktorių. Tai yra Arbos Aupax. Kaip žinote, Arbos pakeitė pavadinimą į Aupax. Ir tai yra mūsų 3050 Pro versija. Netgi tai yra 50 arklių traktorius. Kuo jisai skiriasi nuo pirmtako, ogi tuo, kad jisai turi didesnį ir galingesnį variklį, kurį pasiskolino iš savo didesnio brolio. Šis variklis turi nebe 3, o jau 4 cilindrus. Traktorius šiek tiek pailgėjo, taigi montuojant frontalinį krautuvą, mes sumontuosime jo ilgesnę versiją, ko pasekoju jūs galėsite kelti sunkiau ir aukščiau. Toliau, kaip ir buvo ankstesnėse versijose, taip ir dabar visi traktoriai standartiniai komplektacijai turi tiek priekinius, tiek galinius svorius, priekinius purvasaugius, gramer sėdynę, kondicionierių, liuką, sferinius veidrodžius ir žinoma visiškai atnaujintą priekinį skydelį. Pavarų dėžė. Pavarų dėžė šiame traktoriuje yra 12+12 su mechaniniu reversu. Kas liečia galinę pakabą, su galinė pakaba jūs galite pakelti tonos 600 kg svorį. Taip pat standartinėje komplektacijoje jūs gaunate slankijantį kablį, priekabos kablį ir porą hidroporų. Jeigu turite kažkokių klausimų daugiau apie būtent šio traktoriaus modelį arba kitus modelius, kuriuos mes siūlome, prašome rašyti komentaruose ir mes pasistengsime jums atsakyti raštiškai arba tiesiog naujų video formatu.